Scenoje pasirodo net 9000 atlikėjų. Šokėjai aikštėje kūrė įspūdingas kompozicijas, o žiūrovų akis laksto bandydamos sugauti sukinius, žingsnelius, rankų mostus. Kviečiame drauge pasinerti į mastišką šokio sūkurį, kurį sukurs gausus būrys mūsų krašto šokėjų moterų, merginų ir jaunuolių šokių grupėje. Moterų grupėje šokio sūkuryje suksis jau matyti kolektyvai. Vilkės, Katpeidėlis, vadovė Irena Šunokienė, Vilsona, vadovė Sonata Jankienė ir Šešupė, vadovė Eglė Šeštakauskienė. Jaunuolių šokių grupėje šiandieną pirmą kartą pasirodys Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupės Austinis, vadovė Irena Šunokienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studija Vyželė jaunuoliai, vadovė Sonata Jankienė, Pilviškių Santakos gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo Santaka jaunuoliai, vadovė Eglė Šeštakauskienė. Merginų šokių grupėje taip pat išvysime jau matytus kolektyvus Vyželės, Norijos ir Santakos merginų šokių grupės vadovės Sonata Jankienė, Vilija Jakubauskė ir Eglė Šeštakauskienė.
mūsų, prabylančių ir nutylančių bendrystėje. Dainos balsas ir mūsų žodžiai apie ją, mūsų tyla ir dainos žodžiai apie mus. Šiandieną visą taps vienu, kaip ir žaliuojanti giria, žemę sujungianti su dangumi. Apie tai mums šiandieną dainuoja mūsų choristai. Vilkaviškio muzikos mokyklos Kybartų skyriaus, Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro Alvitų skyriaus jaunimo chorai vadovė Rasa Arlauskienė. Virbalio pagrindinės mokyklos choras vadovė Vilma Gurskienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblio Siaustinis choras vadovė Dalia Balčiūnienė ir Kybartų kultūros centro Virbalio moterų vokalinis ansamblis Vėjūna vadovė Vilma Gurskienė. Listen,
niekur ir kelia rytinėje to kranto rauda. Šarkelą varnelą keli tavo vaikelį, tu kapuostų namuostų duoną raikų, tu pinigus skaito, tu po kiemą bėginėje, kur ir kelia rytinėje to kranto rauda. Šarkelą varnelą keli tavo vaikelį, tu kapuostų
per kuriuos subręsta pušis, o žmogus jai lemta nugyvena gyvenimą, regėdamas, kaip keičiasi pasaulis ir suvokdamas, kad visa, kas jame esmingiausia, niekur nedingsta ir per amžių išlieka nepakitę. Prieš 100 metų mes buvome visai kitokie, bet vis tiek tie patys. Ta pati dainuojanti ir šokanti Lietuva, ta pati mus vienijanti kalba, mus auginanti kultūra. Dėkojame gausiam būriui Vilkaviškio krašto dainų šventėje atstovaujančių dalyvių. 100-mečio proga mūsų rajonas sužibės didžiausių dalyvių skaičiumi. Už tai, kad mūsų šiandieną tiek daug, reikia dėkoti kultūrą auginantiems, puoselėjantiems ir vienijantiems kolektyvų vadovams. Plojimais ir dovanomis padėkokime kolektyvų vadovams. Panelė, atsiprašau, kaip čia suprasti, ką jūs čia darote? Nagi noriu parodyti, kokias prabangias dovanas duosime vadovams. Tikrai taip, dovanos puikios, tad nieko nelaukiant. Ir į sceną kviečiame Vilkaviškio kultūros centro mėgėjų teatro Gluosniai vadovę Daivą Kasulaitienę. Ačiū tariame Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblio Lankupa vadoviai Daivai Ambrasaitei. Kviečiame į sceną. Skambių dainų linkime Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblio Sūduviai vadoviai Jūratei Drunienei. Dėkojame Vilkaviškio Aušros gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupės Norija ir šokio mokyklos šokantys bateliai vadoviai Vilijai Jakubauskiai. Ačiū tariame Vilkaviškio kultūros centro moterų liaudiškų šokio kolektyvo Vilkės ir liaudiškų šokių kolektyvo Lelyje, Kybartų kultūros centro liaudiškų šokių moterų grupės Katpėdėlės ir Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupės Jaustinės vadoviai Irenai Šunokienei. Nuoširdžiai dėkojame Vilkaviškio kultūros centro Pilviškių kultūros namų liaudiškų šokių kolektyvo Šešupiai ir Pilviškių Santakos gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo Santaka vadoviai Egliai Šeštakauskieniai. Jūsų padėka Vilkaviškio pradinės mokyklos jaunučių grupės vadoviai Renatai Guščiuvienei. Dovaną įteiksime Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro mergaičių liaudiškų šokių kolektyvo vadoviai Edvinai Subačiūtei Baltrušaitienei. Dėkojame Vilkaviškio jaunimo pučiamų instrumentų orkestro meno vadovui ir dirigentui Sauliui Mickevičiui. Ačiū tariame Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro choreografinės grupės vadoviai Gretai Ziegoraitieniai, orkestro meno vadovui ir dirigentui Donatui Ziegoraičiui. Nuoširdi padėka Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblio vadoviai Raimondai Kurauskienei. Taip pat dėkojame Vilkaviškio muzikos mokyklos suvalkietiškų kanklių ansamblio Sadutė vadoviai Daivai Venieniai. Padėką įteikėme Vilkaviškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vingis vadovui Gintui Turoniui. Jūs
Jūsų padėka Vilkaviškio muzikos mokyklos liaudiškos muzikos kapelos Siaustinis vadovams Artūrui Pečkaičiui ir Arūnui Lekešiui. Dėkojame Kybartų kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Žemyna vadoviai Rimai Gliaubicienei. Sėkmės dainų šventėje linkime Virbalio pagrindinės mokyklos choro ir Kybartų kultūros centro Virbalio moterų vokalinio ansamblio Vėjūna vadoviai Vilmai Gurskieniai. Puoselėjant chorinę muziką dėkojame Vilkaviškio kultūros centro mišraus kamerinio choro Uosyje vadoviai Laimai Venslovienei. Nuoširdžiai dėkojame Vilkaviškio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio Svaja vadoviai Ritai Štrimaitieniai. Jūsų padėka Vilkaviškio muzikos mokyklos Kybartų skyriaus jaunimo choro ir Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro Alvito skyriaus choro vadoviai Rasai Arlauskienei. Ačiū tariame Vilkaviškio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblio Siaustinis choro vadoviai Daliai Balčiūnieniai. Jūsų plojimai Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro šokių studijos Vyželė, moterų šokių grupės Vilsona, Vilkaviškio jaunimo pučiamų instrumentų orkestro choreografinės grupės vadovai Sonatai Jankieniai. Tikras kultūros žmogus yra tas žmogus, kuris neskaičiuoja savo asmeninio laiko, kai reikia repetuoti, kurti, puoselėti tradicijas, papročius. O tai jūs darote labai atsakingai. Džiaugiamės, kad esate, didžiuojamės jumis ir jūsų kolektyvais. Nuoširdžiausios sėkmės ir pačių gražiausių akimirkų šimtmečio Lietuvos dainų šventėje. Jau nuo Liepos 2 dienos mūsų miesto aikštėje visi drauge turėsime unikalią galimybę palaikyti savo krašto kolektyvus, stebėdami tiesioginės transliacijas iš dainų šventės renginių. Su šia diena atlikėjai kalbėsis jų kalba, būdami toje pačioje gyvybės ir vėjo pusėje, net per didžiausią audrą rankose ir širdyse išlaikydami dainą, šokį, muziką. Yes.
Vilkaviškio miesto šventės, mano miestas, Lietuvoje įrašytas, organizatoriai Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir kultūros centras nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams. Uždarai akciniai bendroviai Kautra Uždarai akciniai bendroviai Art Glacio ir uždarai akciniai bendroviai Vilkasta.